Propeliai. Esam Helsinki dabar šiuo metu. Helsinkio oro uoste. Varom ieškoti savo vartų ir žiūrėsim, ką toliau daryti. Mūsiški žvėris. Damantė va guli sustėrus, šiaip šalto oro uoste gan. Ir tuo jau varysim. Damantė nespėjo atvažiuoti į Aziją, jau vaistus geria. Jau nošpos reikia. Per daug buvo privalgyta burgerių ir picų. Hello, hi. Nova Singapūro oro uostas. Po 12 valandų pagaliau pasiekėm. Tai varom į security, varysim viešbutį ir tikriausiai po to kažką užkrimsti. Bandom susirasti savo traukinį iki miesto. Tai pervažiavom su traukinuku į kitą terminalą ir dabar bandysim važiuoti į miestą. Papuošimai, galiu pasakyti, visiškai kitokie nei pas mus. Kažkokie tokie japoniški, gal sakyčiau, ar dar kažkokie visai įdomus. Va, Singapūras su tokiam baudelėm pasisveikina už valgymą 500, už rūkymą 1000, už degančius dalykus 5000. Rimti reikaliukai. Durianų, kad nesvetė. Durianų irgi negalima. Baudos negausi, bet gal ką nors rykštę kokią vieną prasileis galiu. Nu va, atvykome į centriuką. Sveiki atvykę į Singapūrą. Damantė ieško kur eit. Tai čia katedra. Jo, čia katedra panašu, kad. Tai mums reikia palei katedrą ir keliauti dešiniu. Gerai, taip ir padarėme, varom. Čia jau čia. Jo. Čia meil. Va tokius vat kambariukus. Įdomu. Nice. Pagaliau po 8, ne, po kiek čia, po 12 valandų virš kelionės. Eina? Damantė dingo kažkur. Kažkur tai prapuolė. Toks batulikinis paprastas. Tvarkinis. Lova fainai pakelta. Baisiu lieknant. Kas pro langus matosi? O dangoraižis ir prie pat kiti langai. Kaip sakoma, žinau, kam patiktų. Išlendam jau į centriuką. Šiaip prie pačio gyvenam. Va šitam vareliai name, tik iš kitos pusės. Va toks vaizdelis. Belė kaip karšta. Su šortais ir maikėm jau abudu. Va tokie va vaizdeliai. Nežinau, kiek jau matosi gerai. Realybėj tai insane visiškai. Žiauriai dideli. Maždaug va tokio va dydžio. Va tas tai va tokio dydžio net yra. Jau kažkokiai gatvelėje esam maisto. Va, yra čili krebų. Valgysim. Visokie va dalykėlė, jau ten priekį truputį jau dangoraižiai prasideda. Šiaip įdomi gatvelė. Gerai, gavom limonado. Va tokio va dydžio. Priglaus prie veido. Kaip Amerikai. Visą čia jaučiu, nežinau, 1,5 litro. Pažiūrėjau, mano rankoj. Mano rankoj va to. Šiaudas vien to. Tarsi. Jūs mano telefonas didesnis. Sunku parodyti, bet yra žiauriai platus belė kokio dydžio. Va. Mūsų tiesiog šalta Jesime, užsisakėm visokių dalykų.
Žuvų kažkokių, dar kažko nežinau. Šiaip gerai vertinta vieta, bet va tokia va maždaug. Juokinga tokia. Tai čia visos tokios. Jo, čia Chinatown esam. Gerai, su maistu panašu, kad persistengiam. Va tokia va didžio lėkštė. Nežinau, kaip čia nesivalgė. Bele kokia didžio. Bele kaip skaniai buvo privalgyta. Dabar einam per tokį va marketą. Bet jau kaip ir baiginėjęs ten biškelį tie tūsai. Va, dirba žmonės. Einam dar biškį praseit ir varysim jau mėgučio tikriausiai. Savo dėdės. Štai buvo mažai mėgota. Ir dabar jau reiktų pailsėti. Tokie va vaizdeliai. Eikso, tikrai labai mažas jauties čia. Prie to pastato didelio. Ten tolumoj matosi Marina Bay. Bet jie va, kai laivas atrodo. Labai dailu. Va, kodėl gatvė švarės. Va, tokie dalykai važinėja, plauna kažką. Susikryžo policininkas su kamera. Filmuoja. Ai, surveillance. Tau savo pačiu? Eik, sau čia robotas policininkas. Kaip iš filmo. Mini robotas policininkas. Geras. Pirmos dienos pabaiga. Varom miegot. Praustis miegot. Susitiksim rytoj. Tadam, antroji diena. Pro langą oras. Va toks. Apsiniaukia, bet kai šitą baisiai karšta tikriausiai. Vaizdelis neblogas. Kaimynai. Varom išgersim kavuką ir tada žiūrėsim, ką toliau. Galbūt į zoologijos sodą. Taučinį. Yeah, flat right, yeah. Kainavo kavukas 5 eurai, bandelė irgi 5 eurai. Ne, palauk. Nu tai eurais. $6. Ja, apie 5 eurus. Tai iš viso apie 15 eurų išleidom. Vienas kavukas ir du kavukai ir vienas bandelis. Va tokie va pastatai gražus. Šaunu. Dabar varom iki metro ir į zoologijos sodą. Žinoks. Čia tai aišku kas. Papajas. Bet čia kas? Nežinau. Labai keista viskas papatai va toks. Į plastikiukus. Ir viską bandome plastiką. Jo, mačiau, ką tik žmogus nešėsi sultis maišelį tiesiog ir tam maišelį padaryta skylutė šiaudelį. Dėl keista. Pasižiūrim, kiek kainuoja kiaušiniai? Va, 4 eurai, 3 eurai. Daug visai. Visai brangiai. Kiaušinis. Nu va, už didelį 3 eurai. Atvarėm į zoologijos sodą. Nu, čia tokia labiau kaip rezervatą, iš tikrųjų, nes ten gyvūnai laisvai gali gyventi. Einam ieškoti bilietukų. Jo, pasidomėjom, kad nebūtų, kad čia gyvūnam kažkoks blogas, o būtų normalus. Va tokie va čia bezdukai valgo. Labai su juokingam nosim. Bet čia labai kokie gražus, tas juodas toks gražus, wow. Ponai pelikanai. O ten orangutanai. Čia virš mūsų yra orangutanas. Ir čia orangutanas. Tuoj bus šitie išvaryti, jeigu čia nesąmonės darys. O, kai čia bus įdomu. Markas Šukauskas. Dar vienas. Vien Markai. Čia va tokie va miega. Čia va toksai va miega. Ten vaikšto grybas. Visur čia jų pilna. Kur nori ten gamas. Čia va tokie va. Va. Ten kaba, žiūri. Pimpulas išvirtas. Einu su lemuru nusifotkint, gal neužpuls manęs. Danai. Lauk, dar galėt pažiūrėt. Nespėjau, kai žiūrėti. Ai, spėjau. Labai lėtas tinginys.
Vaslenka. Eina kažkas sukrimsto. Bet toks, ne, kiek babūnų su milžiniškais užpakaliais. Raudonis. Labai nešaunus užpakalis. Labai užbedė esam. Tai tiesiog čia, kur mūsų viešbutis yra prekybcentris. Tai grinai, ta prasme, mūsų viešbutis yra pačiam prekybcentrėje. Tai va dėl to dabar atėjom čia tokią kavinukę, pasiėmėm kažkokių ramenų, visokių keistų. Tai paragausim, pažiūrėsim. Jis čia gera. Gerai gautas rameniokas, nežinau, pažiūrėsim, ką mes čia paragausim. Neatrodo taip gerai kaip vakar. Ne, vakar maistas skaniau atrodo. Pavyzdžiui, vakar agurkai buvo vis 6 kartus didesnė porcija. Atvykom į Chinatowną. Prie viešnamių didelių. Damantė apsiliurlinus, o Maikis savo baltą naują gražią. Ir pažiūrėkite, kaip jis murtas. Labai murtas. Kalėdinė muzikėlė. Šaunioje vietoje. Damantė mane fotkina. Va tokį va, su nauja Boeing'e kapurė. Very beautiful view. Singaporean Marina Bay. 5 stars. Sure.